Mes turim prieš save RTX 3070 vaizdo plokštę ir mes pažiūrėsim, kiek orų aušinama vaizdo plokštė veikia prasčiau arba geriau, nežinau, lyginant su, Jėzus griozdas, vandenio aušinama vaizdo plokštė. Tai prieš save matot RTX 3070, kuri aušinama vandeniu, skysčiu. Tai prieš save matot, kaip minėjau, RTX 3070, ją jau buvau užkūręs vakar, nes pusę metų pas mane aš nebuvau jas jungęs, neturėjau sistemos, neprisirašiau pajungti. Tai pajungiau, viskas veikia, lygtais buvo stabilu. Tai trumpai apie patį eksperimentą, tiesiog noriu informuoti, kad jis, jeigu po šito video pamatysit, kad tarkim šitą geriau aušina, tai nepradėkit visiems rėkaut, nes čia nėra pati geriausia oro aušinama vaizdo plokštė. Jeigu mano, pavyzdžiui, rekomendacija būtų, kad geriausia, tai būtų MSI Supreme'as, Asus ROG Strix'as, Asus TUF'as, Zotaco keli modeliai, tai jų neturėjau po ranka, tai pasiėmėm RTX 3070 Zotaco, balta, plus minus suprasti vis tiek bus galima, nes net ir geriau oro aušinama vaizdo plokštė, net ten geriausia neturėtų kardinaliai tas rezultatas skirtis. Tai ką? Pamatysit, kaip užpilinėjau. O šiaip šitą sistemą dėsiu į savo kompiuterį, naują, kurio video pamatysit eigoj kažkada, tai žodžiu laukit ir subscribinkit šitą kanalą, kad pamatytumėt daugiau tech related video. O dabar turbūt svarbiausia problema, kaip pripilt visko čia nepripilus ant stalo. Teoriškai palauk, jeigu aš pilčiau gerai, čia rizikuojam baisiai. Net, ką čia. Su savo asmeniniu kompiuteriu galiu taip žaisti. Šiaip taip, ne, šiaip tai net man čia C4. Iki ko nusigyvenam iš tikrųjų santechnika tavo kompiuteryje? Nu, kol galiu. Savo kompiuterį paskutinį kartą su mygtuku jungiau, žinai kada šitą kompą, kuris va šitam keise buvo? Niekada. Šakutė, ta prasme, visus metalinius dalykus, kokius galėjau, prikaišiudavau. Gerai, sistemos veikia. Tai ką mes dabar darysim? Kaip mes tą eksperimentą visą ištransliuosim jums. Viskas labai paprasta, mes pastatysim ant vieno identiško žaidimo identiškais grafikos nustatymais. Pažaisim apie 10 minučių, lygiai taip pat mes padarysim su Furmarku. Furmarkas yra benchmarkas vaizdo plokštėm, kurios mums, kaip sakyt, išspaus maksimumą iš vaizdo plokštės. Man turbūt reikės vieno pagalbininko, nes vienas turbūt per daug kompus aš sunkiai. Ir dabar pagaliau galim testuoti, jau žiūrėti vaizdo plokščių temperatūras ir taip toliau. Tai mums svarbu sužiūrėti, ar vaizdo plokštė dirba maksimaliais jai leidžiamais taktiniais dažniais, jos procesorius. Tai dabar esam realiai toje pačioje vietoje. Nu, aš turiu 95 FPS, kiek tu turi 8? 88, 90. Tai dar keliais FPS daugiau. Vėlgi, tai nėra pati geriausia vaizdo plokštė. Tai aš galiu traktuoti, kad geriausia ROG Strix'inė gamykliškai overclockinta plokštė realu, kad turėtų praktiškai tos pačius skaičius. Mes čia atėjom žiūrėti, aišku, ir gilintis ne į pačius skaičius, o konkrečiai į vaizdo plokštės performance'ą, kuris yra. Mes turim čia 70 laipsnių. O čia šiam 7. Gerai, turiu idėją. Gali būti čia išėjęs karštas oras, jisai lieka, ko pasiekoje radiatorius ganėtinai tampa karštesnis. Mes paimsim 7 laipsnių. Pas tave štuka 900 MHz, pas mane štuka 830. Taip. Žinai, kas mane patinka? Kad vaizdo plokštės ventiliatoriai nedirba greičiau negu turėtų. Va, kas mane patinka. Ką čia daugiau pratestuoju, bet pas mane daugiau FPS, ne? Per 10 FPS daugiau. Ir mažesnis taktinis dažnis. Šiam 7. Taktinis dažnis yra 1920 iki 19M. Ok. Sugalvojau. O pas tave kaip? Sugalvojau. Žodžiu, atnešk arčiau kompą. Čia eksperimentuosim baisiai.
Atnešk šaltą orą greitai. Atnešk spaudžiamą orą. Are you ready? Bandyk. Ne, tai šiaudelio reikia. Va. Šiaudelį pasiimėjau. Žiūrim 100 laipsnių, ar krenta, ar čia. Krenta iki 92 nukrito. Iki 75 numušė, atjung, žiūrim. Įsijungia šitie ventiliatoriai, o šitas tuoj perkais. Tai mes žiūrėsim, arba šitas kompas restartuosis greičiau. Ne, reikia suktis. Šiam 9-7, nu įsijungkit, nes dabar turi... Garsiau dirba ar ne? Ne, atvisinsi. Iki 7 laipsnių nukrito. Gerai. Palauk, nesupratau bario. Ta prasme, realiai atjungus ventiliatorių tokia pati temperatūra 7 laipsnių. Atsargiai. Kiek? Šiam 9, šiam 8, šiam 7, šiam 6, šiam 5. Atsargiai. Žinok, nėra, kad labai griūna. Tarkim, ten kaip ant procesorius paprišėm. Tai ten pažiūrėk, koks mažiukas procikas, o čia šiam 3, nu kaip nėra. Kyla, Jo. Žodžiu, skaičius mes turim, mes žinom, kad šita vaizdo plokštė dirba 1950 MHz ir laiko šiam 7 laipsnius. Mums užtenka suprasti, kaip dirba šita plokštė, mes galim tikėtis, kad kita vaizdo plokštė turės šiek tiek mažesnės temperatūros, ne? Tai ką, pirmas eksperimentas kaip ir baigęs, svarbiausia, kad pažiūrėsim, kaip antrų eksperimentų, kur vaizdo plokštės jau specifiškai tam sukurtų stres testų yra apkraunamos ir kokias mes matom jų temperatūros, ne? Nes pirmame eksperimente šita vaizdo plokštė keliais laipsniais laimėjo prieš šią. Vėlgi, aš manau, kad tai yra dėl to, kad skirtumas nedidelis buvo dėl to, kad šios vaizdo plokštės aušinimo sistemos ventiliatoriai nesisuko taip greitai, kaip aš norėjau, kad jie suktųsi. Tai čia vėlgi greičiausiai yra BIOS patvykinimas ir panašiai. Tai pažiūrėkim, kaip suksis jau jas aprovus normaliai. PM5, PM6 laipsniai, čia jau iškart yra 66 laipsniai, šiam 7, tai čia dar nepasiekia 60 laipsnių, kyla temperatūra ganėtinai lėtai, dėl to, kad yra labai daug skysčio, kuris, cirkuliuodamas per visą sistemą, po biškį absorbuoja visą tą karštį. Čia generuojamas karštis iš karto keliauja į aušinimo sistemą, kurią tie ventiliatoriai turi apsaugo, tai jau sistema yra pasiekus 68 laipsnius, o čia dar PM9. Tai vat rimtame stres teste, kur vaizdo plokštės yra įpraunamos rimtai, šitie skaičiai ganėtinai greitai išsiskiria. Pažiūrėsim, ar pakils daugiau. Man įdomu, nes bet kokiu atveju, ta prasme, net ir tokiai kaip Zotaco pasiekus 7 laipsnių, tai čia super temperatūra. Vėlgi, turėkite omeny, kad negalima traktuoti, kad ir jūsų vaizdo plokščiai bus tas pats, dėl to, kad štai ši vaizdo plokštė yra atvirame korpuse, ar ne? Tai nėra normaliame korpuse, kuriame galbūt nėra tobula aušinimo sistema, pakankamai oro, šviežio oro ir taip toliau. Tai tikrai jūsų vaizdo plokščių temperatūros gali skirtis gan ženkliai. Plius mes čia turim ir dar tą kondicionierių, nes kitu atveju aš čia būčiau prakaituotas. Geriau dabar? Tai va. Turim čia šiam 1 laipsnį, čia turim šiam 7. Tai šiaip nekyla daugiau jinai. Kaip ir ant Rededo varė iki 67, šiam 8. Tik čia, vat, šiam 2 daugiau nekyla. Nu tai, vėlgi, iš kitos pusės, jeigu man kažkas pasakytų, ar jeigu tavo vaizdo plokštė ant pilnų apkrovų veiktų su 62 laipsnių temperatūrom, sakyčiau, kiek? Čia šaltas skaitos. Nes šiaip normalu yra 70, 80, 80 gal nelabai, apie 70 vidurkį. Tai čia yra netgi 10 laipsnių mažiau nuo vidurkio. Tai tikrai aušinimo sistema su skysčiu jinai padaro savo, ar aš vėlgi rekomenduočiau investuoti
daug laiko ir daug pinigų į tokią sistemą nemanau. Pats darysiu tai tik dėl to, kad turiu RTX 3090, kurią statysiu savo asmeninį streamingo ir žaidimų kompiuterį. Video pamatysit ateityje. Tai va, galutinės išvados yra tokios, kad eksperimentus faktas reikėtų daryti ant identiškų sistemų, bet video sumąstėmės padaryti greitai, tai galiu pasakyti taip, kad ar tie keli laipsniai yra verti, kad investuotumėt papildomus 400 €, tikrai ne. Už tiek geriau nusipirkit, yra pilna vaizdo plokščių jau su all-in-one sistema, kur nereikės pjaustytis, viskas yra, bus kur kas paprasčiau. Geriau tuos pinigėlius investuokit į geresnę sistemą apskritai, geresnius procesorius, geresnę vaizdo plokštę ir taip toliau. Tai visiems ačiū už dėmesį, kaip minėjau, komentuokit, kokio pobūdžio video norėtumėt, mes eisim į daugiau į eksperimentų pobūdį, kitame video pamatysit, kaip aušinu šią vaizdo plokštę su kažkokiu kitų skysčių, dar nežinau kokiu, tai va, per kitą video ir pamatysit. Tai visiems ačiū už dėmesį ir žentelis sako iki malonaus.